Labas rytas, mėlyjeji. Tai šiandieną vėl su jumis sveikinuosi su nuostabia ryto kava ir linkėjimai jums nuo visų mūsų sesių. Ir kai kas jau matau, kad pasijungėte, išties vasariškas rytas ir kai kas galbūt jūsų jau poilsiaujate ir esate išvykę. Galbūt dar laukite atostogų ir jau skaičiuojate dienas, tai su viltimi ženkime, o šiandieną visos mūsų bendruomenės vardu sveikinu visus Jonus ir Janinas, Rasas. Tai išties šiandien yra jūsų šventė, nuostabi šventė. Ir būkite palaiminti, būkite pasveikinti. Išties yra nuostabi proga didžiuotis šiuo vardu, kurį taip pat ir Jonas paliudija savo gyvenimu, kad jis yra tas, kuris nutiesė viešpačiui kelią. Ir kaip yra nuostabu turėti tokį globėją, užtarėją, kuris ugdytų ir mokytų mus su nuolankumu, tokiu, kokį turėjo Jonas, tiesti viešpačių kelią. Ir kartais žiūrint į šventuosius, tokius kaip Jonas Krikštytojas, nors nedaug turime apie jį žinios, bet jis atliko esminius žingsnius ir galima sakyti Jėzaus pradžios gyvenime, misijos pradžioje. Tai gali atrodyti, kaip tai yra tolima, kaip tai yra nepasiekiama netgi ir tas asketinis kelias, nuolankumo kelias. Ir galiu pasakyti, tikrai ir mums, vienuoliams, jis nėra lengvas, bet apaštalų darbai, 17 skyrius mums liudija, jog mes jame judame, gyvename ir esame. Taigi mistika, kaip pratę dažnai galvoti, tai nėra kažkas tolima, tai yra artima. Ir tai yra labai gili ir asmeninė Dievo patirtis. Ir kryžiaus Jonas apie tai kalba, jog Dievas yra kaip saulė virš sielų tam, kad joms apie save praneštų. Tai Dievo jėga, Dievo šviesa yra ta, kuri mus veda ir lydi. Ir todėl iš jo ir per jį mes turime viltį. Turime viltį visose situacijose, turime ryžto būti ištikimi savo pasiryžimuose, ištikimi savo pašaukime ir turėti viltį, kuri nėra apčiuopiama, bet tai yra jėga kylanti iš Dievo. Ir Simone Weil irgi labai garsi rašytoja ir kurios knygos taip pat yra išverstos į lietuvių kalbą, ką jinai rašo, turėdama minty malonę, Dievo dovanas. Ir jinai sako, pacituosiu, vienintelė galia pajėgianti nugalėti traukos jėgą yra saulės energija. Negalime eiti ieškoti šios saulės energijos, turime apsiriboti tuo, kad ją gauname. Ji nusileidžia, įeina į augalus, tai ji yra grūde, palaidotame po žeme tamsybėse. Ten ji pilnai išskleidžia savo vaisingumą, paskatindama judėti iš apačios į viršų. Ir taip gimsta kvietys ir medis. Ji tai paveikslas malonės, kuri nusileidžia pasilaidoti mūsų blogų sielų tamsybėse. Yra vienintelis energijos šaltinis, atsveriantis moralinę traukos jėgą, palinkimą prie blogio. Taigi, saulė yra mums paveikslas malonės, kur nusileidžia pasilaidoti mūsų blogų sielų tamsybėse. Ir taip nutinka, juk ir kiekvienas galim paliudyti, ypač tie, kurie galbūt turėjo tokias patirtis, kaip mes sakom, buvau dugne, buvau depresijos dugne, buvau alkoholio dugne, buvau narkotikų dugne, buvau kompiuterinių žaidimų dugne, seksualinių priklausomybių dugne, azartinių lošimų dugne, bet kažkas
davė jėgų viską pradėti iš naujo. Tai tai yra malonė, malonė kaip saulė, kuri prasiskverbia ir skatina augalą judėti iš tamsybių, eiti į šviesą. Tai lygiai taip pat yra ir su mūsų siela ir Dievo malonė. Kažkas iš apačios pranokstančio mūsų tamsybės kviečia mus augti, stieptis į viršų. Ir tarsi dieviška jėga pranokstanti mūsų nuodėmingumą. Taigi ir apie tai mums liudija Jonas Krikštytojas, kuris ateina atlikti vieną misiją – nutiesti Viešpačiui kelią. Ir nieko daugiau. Ir tiesiog jį pakrikštija. Bet visas jo gyvenimas tai buvo paslėptas gyvenimas, dykumoje, maldoje. Ir daugiau nei 30 metų. Ir jis atlieka vieną uždavinį savo gyvenimu, nutiesia Viešpačiui kelią. Tai tyruose šaukiančiojo balsas. Tai jis tas, kuris paliudija mums ištvermę, kuris mums paliudija atkaklumą dykumoje. Ir gyveno dykumoje, valgė skėrius. Tai ką tai sako mums? Jis yra vilties pranašas. Ir galbūt praėję tam tikrus išbandymus ateis momentas tarti amžino žodį, tarti gyvenimo žodį. Ir kad tai padarytume, turime praeiti ilgą nuskaistinimą. Taip, kaip tai patyrė Jonas Krikštytojas. Ir tik taip šviesa ateina iš tamsybių. Tai linkiu jums, vis tik pagalvoju, vis tik ne veltui visi važiuoja prie jūros, dauguma. Vis tik ne veltui nemažai žmonių važiuoja į kokias sodybas prie ežerų. Ir taip visi nori būti dauguma. Teisingiau, nori būti ant saulės, prie saulės ir būti saulėje ir visa kita. Aš nekalbu tik apie kūno įdegimą. Taip, tai yra ir vitaminas D ir taip toliau. Bet yra kažkas daugiau. Tai taip, kaip kažkas mūsų tam tikra prasme fiziologija veržiasi link saulės, pažiūrėkit, kaip sunku būna, kai lyja, ištisai lyja rudenį arba kai žiemą nešviečia saulė. Sunku. Kūnas atrodo neturi energijos. Tai lygiai taip pat mums reikia malonės. Reikia malonės ir atsigręžti ją, kas mus traukia iš tamsos į šviesą. Ir šlovinti Viešpatį, jog jis yra toji malonė mumyse, pranokstanti mūsų silpnumą. Tai dar kartą atsigręžkime Joną Krikštytoją, jog jis pašventė visą savo gyvenimą tam, kad atliktų šį uždavinį, nutiestų Viešpačiui kelią ir mirtų kankinystės mirtimi. Bet kiek turėjo praeiti to nuskaistinimo, tai būkite palaiminti, pasveikinti dar kartą, gero poilsio visiems jums ir Viešpats su jumis ir skanios kavos. Su Dievu.